jo, Andrė, žinau. Sakau, išvažiuot nori. Ai, paskambinę Vidą pramušį, nachu, važiuoju. Ką tik pat važiuoju, prasimušti, jeigu prasimušo, tada važiuoju kažkur. Nu tai? Matau, gerai, ką šiandien bus. Gavau žieną. Bet tik tikrai. Lietuviškai. Čia tas du dar... Dabar parsivešim tokį su prožektoriais ant ragų su juodu odu. Matoja seną dar, ne? Aš tą gavau irgi antradienį, kada aš čia pardaviau. Antradienį, trečiadienį pardaviau su tuo, bet, nu, paprastai. Matai, lygiai toks pat, tik senesnis tas Ono motoro. Dabar aš strikęs. Jau užtaka. Su odas.
Tai gyvai sakau, tai yra tokia šneka, kitos dėrybos ir kitas visai reikalas su juo. Sakykit, atsiprašau, jūs prekiaujat čia mašinom, ja? Kokiom mašinom, aš čia filmuoju dabar, iš Ukrainos, kokias perka daugiau jie? Nes žmonės klausia manęs iš Ukrainos. BMW perka, sakykim, kaip pavyzdį. Paskiau perka, ką čia perka? Audi A6. Audi A6, va, sakykim. Senesnio modelio Audi A6, va ten kur stovi. Šitas gal sunkiau, naujesnio modelio, brangesnis, bet yra senesnio modelio, kur yra 2-3 metų, 2000 netgi perka, ten jiem tinka, jie ten kažkaip įsiveža. Jo, paskiau perka ekskliuzyvus tokius, kur grinai gal dokumentus turi ar kažką, sunku pasakyti. Net neina suprastų, kokį tai Subaru Foresterį gali nupirkti tiesiog, arba tai variantą, kur ne jų. Autobusus perka, tai 4 Volkswagenus. O čia pas jumis matau ir telefono numeriai išrašyti, ja? Taip. Tai galima jį nufilmuoti, kad jie tiesiai jums paskambintų, ne? Nėra bėdos. Nėra bėdos, vakar grįžęs šitas automobilis savo jėga. Čia va žmonės, nu jie ne prekybininkai, jie dėl savęs, žinot, Ne, supratau, tai žinot, čia yra salonas, aišku, tiesiog va, internetinis puslapis, aš nežinau, Ukrainoje mato ar nemato. Audrana LT. www.audrana.lt. Tai va, visi automobiliai mūsų yra tenai. Visi šitie, kur turgelį. Taip. Nu aišku, gerai, ačiū jums labai. Dar naujesnis modelis BMW ten turėtų būti įdėtas, dabar atvažiuos rytoj salonas juodas su Oda, 3 litrai dizelis automatas. Tada ką perka jie? Tai žinot, čia sunku pasakyti. Supratau. Nu, jie nori pigiau ir nori gerą mašiną. Mato, tas pigiau, mes patys pigiau nenuperkam, nes mes važiuojam visą žiūrim, ne iš nuotraukos, ne nuotrauką perkam, o perkam mašiną. Taip. Ir suprantat, kai nuvažiuoji nuotrauką pasižiūrėjęs ir suvertinti, sulygini, ten tokių perkam, kad būtų jinai... Kad tvarkinga mašina būtų, ja? Su tokiu defektu mes perkam, o rytoj nuvarysim padažyti biškį, va su tokiu defektu. Va, bet neperkam, kad be kampo jinai, arba be stojkės, ar be... vienu žodžiu. Supratau, tvarkingas mašinas. Taip, tai vat skirtumas yra ir kainuose, nes jeigu jinai patraukli kaina, pigi mašina, tai ta prasme pagal metus, pagal modelį, tai reikia įsigilinti, kodėl taip yra. Nes tai ne tie laikai, kad ten, aš gudresnis, man pasisekė. Galima nusiderėti biškį daugiau, mažiau, bet ne tiek, kad ten labai ryškiai. O internete labai kartais patrauklu pagal eilę žiūri, tokie patys metai, ant 1000 pigiau. Nu ir žmogus paskiau kitą kartą pasimauna, jisai, jeigu pats atvažiuoja žiūrėti gerai, bet jeigu ten siunčia kažkokius rankpinigius, ta prasme per banką, užstatą ar dar kažką, ar kažkas atvažiuoja pažiūrėti be supratimo, neturėdamas supratimo, tai taip nusiperka kažkaip. Na taip, o dėl to čia diskusija yra, dėl to ir atėjau pafilmuot, kad sako nusiperkama, ten yra, ne mašina. Tai suprantat, yra, bet už tai nereikia žiūrėti mašinas, kurios yra viršui lenteliai, pagal internete, kur yra. Reikia žiūrėti optimali, kad kaina kur būtų, o ne patys pigiausi. O kai pačius pigiausius, tai nėra ką norėti, kad gera mašina nusipirktų. Mes jau pasimokėme. Aišku. Gerai, ačiū labai. Nėra už ką. Sveiki.
neranda. Dabar dar apie jį papasakosiu. 6.11. Jo. Čia jūsų mašina? Ne. Žiūriu, kažką kamerytė tokia mašina. A, tai čia kompaktiškai čia iš Ukrainos žmonėm filmuoja, nu nesimato dabar saulė. Nu, saulė dabar jau. Na. Nu štai ne, užtenka. Čia jinai pigiai iš Vokietijos man dovana, jinai mūsų pinigais apie 130 litų. Bet 2 batarkės, 1 batarkė savaitę laiko. 5 pikselių, nu užtenka, šiaip kokybiška, jo, labai gerai. Va, visokius ir reportažas ir dėl savęs, nu, vienu žodžiu puikiai kamera, tik tai, kad jinai nėra kaip, aš ant tas Sony turėjau visas, tai galima priartinti filmuojant, čia ne. Čia vat negalima. Jo, galima priartinti, bet išjungti reikia, priartinti tada. Priartina labai gerai, jinai šakės. Vienu žodžiu, Vokietijai su garantija 2 metam 160 litų mūsų.